Labas vakaras, labai smagu, kad susirinko tikrai gausus būrys mūsų Zoom kanale ir stebite tiesioginę transliaciją. Šiandien kalbėsime apie mūsų naujausią produktą, tai Tiens Carblock. Na, jau tikiuosi apie jį esate girdėję ir nemažai jūsų jau išbandė, bet šiandien tikrai sužinosite viską, ką jums apie jį reikia žinoti. Taigi, pristatau mūsų tarptautinę lektorę Dalią Prižgintienę, kuri šiek tiek prikimusi yra, tai tikėkime tausos balsą ir viskas pavyks puikiai. Tai sveiki, Dalia. Taip, sveiki Dalia, bendravardė. Ir sveiki visi. Iš tikrųjų, pradžioj, kas jungėsi šiek tiek ankstėliau laikų ir dar šiek tiek net ankstėliau, tai Dalia juokaudama sako, kad taupau balsą, tai tikrai nesisveikinau daug kartų, nes sveikinuosi dabar su visais, nes iš ties, žiemos išdaigos daro savo ir žinot, aš gyvenu pajūry, kur orai tokie permainingi, tai vat ir šiek tiek prigriebė ir mane, tai su nieko nei vakar, nei šiandien nekalbėjau telefonu, kad galėčiau pabendrauti šį vakar su jumis, tausojau tikrai balsą. Todėl atsiprašau už savo tokį, prikimusį jį šiek tiek ir galbūt tie, kas jau įpratę mane girdėti, ne visai įprasta tą balsą. Bet jau aš manau, kad geriau tokį negu jokio. Ir aš atsiprašau, tarpais darysiu pauzeles, vis atsigerdama. Vienas iš būdų tausoti balso stygas yra nuolat gerti šiltą arbatą ar vandenuką, ką nors. Tai aš nuolatos šį vakar tą darysiu, nes labai nenorėjau šį vakar užleisti kolegom, prašyti pagalbos, kad kas nors pakeistų. Su kita tema, aišku, galbūt šio vakaro, nes aš žinau, kad su kokiu nekantrumu daugelis mūsų laukiam šito webinaro, kad galėtumėt kiek įmanoma daugiau sužinoti apie mūsų naująjį produktą, kuris iš ties yra, žinot, aš net nepabijočiau to žodžio pavadinti revoliuciniu produktu. Aš asmeniškai pati labai be proto laukiau kažko panašaus, nežinojau, kad būtent šitas bus produktas, ne, kad jis taip vadinsis, kad ten sudėtis, bet būtent tokias problemas padedantis spręsti ir aišku, kaip visada, daugiausia tai pas mus eina kalba apie prevenciją. Tai va, taigi, kaip ir jau minėjau, kelias dienas visai nešnekėjau, kad galėčiau šį vakar, nors kažkiek atgavus balsą, su jumis pasidalinti tomis naujausiomis žiniomis, ką mes jau žinome, ką mes jau turime. Ir kaip Dalia teisingai pasakė, kad jau ne keletas, aš nežinau, aišku, kiek aš manau, kad nemažai kas jau tikrai puolė ir įsigijo šitą produktą ir jau netgi yra, pareina, kaip sakyti, ir šiokie tokie rezultatai, nors dar labai trumpas laikas, kai produktas yra pasirodęs. Beje, gruodžio 17 mes turėjom konferenciją ir būtent gruodžio 17 dieną sužinojom, kad Lietuvai suteikta išskirtinė teisė, jau buvo būtent, po konferencijos buvo galima užsisakyti šitą produktą ir aš tikrai irgi buvau tarp tų pirmųjų, kurie puolė jį užsisakinėti. Va ir dėl to galėsiu, aišku, šiek tiek irgi, šiek tiek galbūt daugiau papasakoti negu tie, kurie, aišku, laukia iš pradžių galbūt informacijos, o po to jau sužinoję, bandys jį ir gyvai įsigyti, pabandyti ir taip toliau. Na kągi, pradėkime, aš manau, per tą trumpą įžangėlę, vis tiek dar matau, dar vis jungiasi mūsų žmonės, bet, kaip sako, laiku susijungę negalim laukti visų vėluojančių, kas pavėluos, jeigu kažkas bus svarbaus, galės, aišku, paklausyti įrašą, kuriuos visada mūsų administracija patalpina į mūsų YouTube kanalą. Ir pakalbėkime, aišku, pradžioje galbūt apie tas tokias problemas, kurios yra susijusios su sveikata, nes mūsų pirmadieniniai webinarai ir yra skirti mūsų žinioms apie sveikatą, apie tai, kaip ją ilgiau išlaikyti. Ir faktas, kad mes visi norėtumėm būti kiek įmanoma ilgaamžiai, tačiau
nemanau, kad nors vienas iš mūsų norėtų būti labai labai jau ilgamžis žmogus, bet tas ilgamžiškumas, kad būtų, ligos patale ilgai gulėti, lovoje, būti prirakintam prie lovos, arba nedaug dievė, kaip liaudis sako, žinot, kai guli jau kaip daržovė ar ne, ar jau kai žmonių net pažįsti, ar dar kažko, tai turbūt nei vienam mes nenorėtumėm palinkėti, nei savo artimam, nei savo pačiam tokio ilgamžiškumo. Ir yra labai daug atlikta, aišku, tyrimų ir labai daug mokslininkų jau daugybę metų tyrinėja, su kuogi susijęs tas ilgamžiškumas ir, aišku, kiek įmanoma išlaikyta sveikata. Tai tokie bendri bruožai, aš tarp kitko beje prieš jau, kaip sakyti, jau čia tiek dabar, jau virš 20 metų, pati esu baigus magistro studijas ir būtent studijavau gerontologiją, tai yra mokslas apie pagyvenusius ir senyvo amžiaus žmonės ir tikrai labai nemažai literatūros šito klausimo teko perskaityti, atrasti, ieškoti, sugriaužti, kaip sakyti. Tai tikrai pritarčiau, kad tas tokių bendrų, tokie keletas yra tokių bendrų bruožų. Aišku, vienaip ar kitaip gali būti interpretuojama, yra dar pagal tai, kur geografija, kur gyvenama vietovė, yra tam tikri dar ir niuansai arba kažkokie tai ypatumai. Bet tokie pagrindiniai, tai būtų, aišku, toks maistas, kad jisai būtų saikingai vartojamas, įvairus maistas, turi būti, aišku, kiek įmanoma sveikas, kas šiuo laiku, aišku, vis darosi sudėtingiau ir sudėtingiau. Rūkoriam liūdna žinia, ar ne, kad sudėtinga turbūt sulaukti ilgamžiškumo, nors yra atvejų paneigiančių tokius, bet jų yra labai mažai. Faktas, kad ir alkoholio turėtų būti labai saikingas vartojimas. Ir be abejo yra labai svarbus miegas, sveikas miegas, kuris priklausomai galbūt irgi nuo žmonių, tai yra 6-8 valandų miegas. Tai ir faktas, kad fizinė veikla, dabar mes tai labai pabrėžėme, anksčiau gal apie tai net nebuvo kalbama, nes natūraliai žmonės turbūt daugiau judėjo, daugiau aktyvesnis gyvenimo būdas būdavo, o dabar dėja mūsų, kaip sakyt, gyvenimo tempas greitėja, bet judėjimas mūsų mažėja, aš sakyčiau, ir gerokai mažėja. Ir žiūrėkit, kiek yra daug darbų, kurie tiesiog yra sėdimas darbas, kiek mes sėdim prie kompiuterių, prie planšetų, telefonuose ir taip toliau. O daugeliu tai net ir nuolatinis darbas, nebūtinai prie kompiuterių, bet tiesiog yra labai daug sėdimo darbo ir to fizinio aktyvumo be abejo yra mažai. Ir tai, žinoma, įtakoja mūsų sveikatai. Ir neatsitiktinai ir minim tą vieną iš pagrindinių tokių bruožų, kuris yra susijęs su maistu ir sveikais mitybos įpročiais, nes mitybos įpročiai pas mus be galo kinta ir aš manau, kad ta situacija, tikrai net šiandieną galbūt neskirsim tiek daug dėmesio, nes tikrai patys mes puikiausiai žinom, kad yra labai suprastėjusi mityba. Jin taip ir vadinasi dabar jau nesveika mityba, nes labai daug žmonės vartoja perdirbto maisto, žiūrėkit, pusfabrikačius, greito paruošimo. Ir žinoma, ten yra labai daug angliavandenių, sočiųjų riebalų kiekis yra labai didelis, ir kas duoda, aišku, ir sukelia rizikos veiksnius. Ir ko pasekoje mes, aišku, šitų įpročių ir įvairių šitų veiksnių, tai yra nutukimas ir diabetas. Tai aš sakyčiau šio amžiaus turbūt viena iš rykščių. Jeigu anksčiau mes kalbėdavom, sakykime, ten 19 amžiaus, jeigu paėmus senesnius amžius, ir mes džiaugiamės šiuolaikiniais pasiekimais, kiek yra žmonija pasiekusius, kokių ligų jau išgyvendinusi mirtinų. Tai mes turime savo amžiaus, aš manau, ligas, kuo anksčiau turbūt, nutukusių žmonių kiekis dar 20 amžiaus pradžioje tikrai nebuvo toksai didelis kaip dabar, arba, sakykime, diabetų sergančių, o dabar serga vis jaunesni ir jaunesni žmonės ir net vaikai. Žodžiu, tikrai darosi labai tas problematiška.
Ir jeigu pasižiūrėtumėm tokią statistiką, tai 2019 metais, ar ne, tai praktiškai prieš 5 metus, buvo prognozuojama, kad daugiau negu pusė suaugusių gyventojų, ar ne, Europos Sąjungoje turės antsvorio. Suaugusių tai nuo 18 metų ir vyresnių. Tai va, tai yra, jau buvo prognozuojama. Ir faktas, kad tam įtakos turi labai antsvoris, nutukimas, nes turint šitas problemas padidėja rizika širdies ir kraujagyslių ligų. Faktas, kad išsivysto antro tipo diabetas, padidėja spaudimas arba hipertenzija, išeminės širdies ligos atsiranda. Tam tikrų rūšių onkologija irgi skatina šitie veiksniai. Taigi problemų sukelia tikrai labai nemažai. Ir nutukimas arba, kitaip sakant, atsparumas insulinui, jis yra labai glaudžiai susiję, tas atsparumas insulinui ir diabetas, kaip sakyt, vienas su kitu tikrai labai. Ir jeigu taip pasižiūrėtumėm, tai žmonių su dideliu antsvoriu arba nutukusiu žmonių atsparumas insulinui yra tikrai didesnis gerokai negu lyginant su normalaus svorio žmonėmis. Ir statistika dėja yra negailestinga ir ji rodo, kad būtent nutukę žmonės iki 85% netgi padidina riziką susirgti antro tipo diabetu. Taip, tai tikrai tai yra labai didelis rodiklis, labai maža dalis, jau tik tai, kaip sakyt, lieka vis dėlto nepaliesti šitos problemos. Ir tai tikrai verta apie tai susimastyti ir galvoti ir ką daryti ir kaip iš to išeiti. Ir faktas, kad europiečiai irgi visam pasauliu, aišku, yra stengiamas įspręsti šitas problemas ir Europoje ir Europos Sąjungoje lygiai taip pat. Tai vat 2019 metais Europos Sąjunga cukriniu diabetu sergančių buvo maždaug 32 milijonai su viršum. Įsivaizduojat, koks tai yra didelis skaičius. Ir jeigu tai pasižiūrėtumėm vėlgi tą statistiką, tai diabetų sergančių žmonių skaičius padvigubėjo ypatingai per pastaruosius 20 metų. Įsivaizduojat, padvigubėjo. Tai yra, man atrodo, tai yra tokie žiaurūs skaičiai ir žiauri statistika, nes kol nesusimastai, kol nepradedi analizuoti, studijuoti, atkreipti tai dėmesio, atrodo, yra ir ten kažkokios tai problemos, bet iš esmės tikrai tos problemos yra rimtos ir tas pagreitis, kurį įgauna šitos ligos plitimas ir šitų negalavimų plitimas, tikrai yra be galo didžiulis, nes įsivaizduokit, per 20 metų padvigubėti, tai man tai žiauri yra ta statistika. Jeigu pasižiūrėtumėm į pasaulinę statistiką ir skaičius, čia jeigu kas žiūrite į ekraną, matote, yra lentelė, kur pateiktos šalis, irgi, reiškia, yra duoti skaičiai, faktas, kad atrodo daugiausia sergančiųjų tai būtų Kinijoje, tačiau ten ir didžiulis yra žmonių, gyventojų skaičius, dėl to negali taip suabsoliutinti vien tik tai pagal tą sergančiųjų skaičių. Ir statistika yra žiauri, kad manoma, kad iki 30 metų šis skaičius išaugs dar daugiau. Tai jeigu 21 metų statistika diabetu išaugusių sirgo maždaug 1 iš 10, įsivaizduojate, tai yra tikrai labai didelis skaičius, 10-dalis. Tai manoma, kad per 10 metų praktiškai net nepilnų, mums jau tiek ir net nebeliko, ar ne, iki 30 metų, kad jis išaugs dar daugiau, iki 643 milijonų, iki 45, aš taip įsivaizduoju, jeigu nieko nedarant ir nesusijimant, tai netgi vos ne iki 800 milijonų. Žodžiu, ir dar yra tokia problema, kad kažkur apie pusę sergančiųjų diabetų lieka nediagnozuoti, nes dažnai žmonės tiesiog net nepagalvoja, nesikreipia pas gydytojus ir taip toliau, ir tiesiog net ir nesužinoma, kad jie turi šitą problemą. Tai va, taigi, tai yra žiaurūs skaičiai ir
Dar yra tokia, vėlgi aš manau, baisi statistika, kad net ir vaikai jau pradeda sirgti pirmo tipo tai yra laikomas, nelaikomas, o tai yra jau, kaip sakyti, įgimta ta liga, kai žmogus ją serga iš vaikystės ir jinai tokia ne nuo kažkokių padarinių atsiradusi, ar ne. Tai vat 1,2 milijono vaikų ir paauglių skaičiuojama, kad jau serga pirmo tipo diabetu. Va, ir jeigu pasižiūrėti mirčių statistiką, tai 21 metų statistika rodo, kad netoli, bet virš 6 milijonų žmonių mirė nuo diabeto. Iš esmės, čia galbūt galima pasakyti, kad santykinai galima taip sakyti nuo diabeto. Nuo paties diabeto taip tiesiog yra galbūt ir nemirštama, kiek yra nuo padarinių sergant diabetu. Nes labai didžiulės problemas sukelia šita liga ir mes dar apie tai pakalbėsime vėliau. Ir vėlgi, jeigu žiūrint net nėštumo metu, vėl yra tokia statistika, kad 1 iš 6 gyvų gimusių kūdikių nėštumo metu patiria padidėjusių gliukozės kiekį kraujyje. Tai yra mamai sutrinka gliukozės apykaita ir taip vadinama hiperglikemija patiria nėštukės ir tikrai tie skaičiai yra dideli, ne tik pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Aš pati esu apie tai nemažai domėjusis ir va čia tiesiog aš jums įdėjau tokią skaidrelę, tie, kas žiūrit, pasižiūrėkit. Čia yra mūsų ląstelė, į kurią turėtų patekti cukrus arba gliukozė. Kai mes suvalgome maistą, jisai turėtų patekti į ląstelę, kuri turėtų būti perdirbama ir, aišku, toliau pasišalinti iš organizmo išeiti. Ir kai insulino gamyba pas mus sutrinka, tai yra, kai sutrinka kasos veikla, sumažėja insulino gamyba, tai receptoriai, kurie turėtų būti, kaip sakyti, jautrus ir tokie tarsi kaip durelės atidaryti, ar ne, tą gliukozės, tas durys turėtų atidaryti gliukozės patekimui, tai tam, kad tos durelės atsidarytų, tas insulinas ir reikalingas, jisai tarsi atrakina tas duris, kad ta gliukozė patektų. Vat. Ir jeigu to insulino kasa neišskiria, ar ne, reiškia, mes rakto neturime ir ta gliukozė faktas, kad negali patekti į tokiu būdu į ląstelę. Kas tuomet nutinka? Tuomet tas cukrus, jisai tiesiog plaukioja kraujyje. Ir atrodytų, galim sakyti, na, kokia čia bėda, o bėda yra didžiulė, todėl kad kraujas pradeda tirštėja. Ir kai yra tirštas kraujas, mes žinom, kad to padariniai tai yra ir insultai, ir įvairios, čia prasideda širdies ir kraujagyslių ligos. Ir žmonės, kurie serga cukralige, netgi vartodami vaistus, aš jau minėjau, kad studijavau gerontologiją, bet tuo pačiu ir dirbau senelių namuose ir aš tikrai mačiau labai nemažai žmonių. Mes ten turėjom tarp savo gyventojų, kurie, aišku, buvo sergantis cukralige arba diabetu taip vadinamu. Ir netgi vartodami vaistus vis tiek patirdavo tą pašalinį poveikį diabeto ir šitos ligos. Tai yra, kai būtent ką ir miniu, tą ką ir sakau, kad kraujas tirštėja. Ir tokiu būdu miršta, kaip sakyti, galūnės, pradeda gangrenuoti. Ir labai tikrai būdavo liūdna, kai išgirsti, kad jau vienam iš senelių reikėjo amputuoti, ar tai kojos, na, čia įvairios būdavo situacijos, ar pėda, ar aukščiau, čia, kaip sakyti, kiekviena ta situacija gali būti skirtinga, ranka. Žmonės apanka dėl šitos ligos, vat vėlgi dėl tas, kad kraujas sutirštėjęs yra. Žodžiu, tikrai problemų tas diabetas sukelia labai daug ir labai sunkių, todėl tikrai kviečiu ir visus susimastyti apie tai, kas turi galbūt polinkį, kas gali, nes diabetas, kaip sakoma, yra paveldimas, na vis tiek tas turi paveldimumo tą tendenciją, nes atėjus pas gydytojus, jeigu kokios ten problemos bebūtų, žiūrėkit, labai dažnai, aš manau, ir jūs susidurėte su klausimu, ar šeimoje nebuvo sergančių diabetu. Yra tikrai labai dažnas klausimas, o tas klausimas kyla kodėl? Todėl, kad tas paveldimumo faktorius veiksnys, jisai turi įtakos.
šitai ligai išsivystyti, su laiku atsirasti, kai ir sakau, kai organizmo resursai silpnėja, jo labiau, kad mes tikrai esame tokie, na, kabutėse, protingi, kad sugebam tą organizmą nuvaryti, kaip sako, o nuvarytus arklius nušauna, ar ne? Va, kaip bebūtų liūdna, tačiau yra tikrai taip ir todėl labai iš esmės reikia labai susirūpinti savo sveikata tiem, kas turi didelį antsvorį, tiem, kas turi, kaip ir sakau, paveldimumą. Ir žinote, vakarų medicinoje nėra šitų dalykų taip pabrėžiama, stebima, bet aš pati prieš daugelį metų teko bendrauti mūsų būtent TIENS kompanijoje su viena gydytoja profesorė, kuri buvo gydytoja onkologė ir turėjusi netgi valstybinio apdovanojimų iš Latvijos. Aš manau, kad kai kurie manęs klauso, ją tikrai dar ir atsimena, Jelena Stepionok, amžinatilsį jau dabar. Man tiesiog buvo toksai nutikęs įvykis, kai aš pirmą kartą lankiausi Kinijoje, beje, kompanijoje. Ir tenai taip jau nutiko, kad tiesiog buvo, na, toks ūmus priepuolis akmenligės, tulžies pūslės akmenligė turėjau. Ir žodžiu, taip jau atsitiko, kad tą tulžies pūslę man išoperavo būtent tenai Kinijoje. Ir po to teko bendrauti su, kaip jau ir minėjau, šviesios atminties tą profesorę Jeleną Stepionok. Ir ji man pasakė tokį dalyką. Žinok, sako, nebeturi tulžies pūslės, po 3 metų pradėk labai stebėti savo cukrų. Na, tai yra sekti, ar nekyla cukrus. Nes, sako, paprastai, kai yra išoperuojama tulžies pūslė, labai didžiulis krūvis tenka kasai. Ir tiesiog reikia labai stebėti, sako, nes labai dažnai išsivysto paskui cukraligė praėjus po kiek jau metų. Ir žinokit, jinai sakė iš tikrųjų labai didžiulę tiesą. Būtent praėjus praktiškai lygiai 3 metam, faktas aišku, kad aš stebėdavau tą cukrų savo ir tikrai jisai man pradėjo kilti po 3 metų. Tai va, taip kad, aišku, galima suvaldyti mitybą ir visą kitą, stengiantis ir taip toliau. Tai va, bet ką noriu pasakyti, kad šitas faktas pasitvirtino ne tik man, aš savo aplinkoje, kiek turiu pažįstamų, giminių, draugų, visiems irgi pasakau, jeigu jau atsitinka tokia bėda, kad reikia atsisveikinti su savo tulžies pūsle, tai va irgi paminiu tą dalyką, kad stebėkite. Po 3 metų stebėkite, ar nepradeda kilti cukrus. Ir praktiškai tikrai, ir dabar turėjau 2 faktus, grinai čia gerų 2 savaičių bėgiai iš artimos aplinkos, kad žmonės, kurie prieš maždaug 3-4 metus neteko tulžies pūslės, išoperuota ir pradėjo cukrus kilti. Nors absoliučiai nėra nutukę ir net neturi antsvorio žmonės. Tai va, taigi čia ne tik tai, kaip sakyti, problema, na, storuliam, taip pavadinkim, ar ne? Taigi, tai čia toks tai faktas, aš jį pasakau tam, kad galbūt jūs, na, patys turite tą problemą, jau nebeturite tulžies pūslės. Tiesiog, kad tikrai reikėtų, žinot, nelabai, kaip tą cukrų, jį nelabai pradedi jausti, kai jis tiesiog tik tai pakyla. Kai jau labai išsivyščiusi cukraligė, tai yra ten, sakykime, na, vieni iš tokių būdingiausių požymių, ar ne, kad ten troškina naktį ir taip toliau. Tai kažkaip labiausiai žmonės žino apie tą troškinimą naktį, bet čia nebūtinai turi taip nutikti ir jo labiau, kai jis nedaug, sakysim, nežymiai tik pradeda kilstelėti, tai tų požymių kaip ir jokių nejauti. Na, bent aš jau tikrai nieko nejausdavau absoliučiai, pačioje pradžioje aš fiziškai, ta prasme, tikrai jokių pokyčių nejutau. Na, tai čia tiesiog tam, kad atsimintumėme ir žinotumėme ir kitam galėtume patarti, kad gal tikrai vertėtų tokiem žmonėm karts nuo karto vėlgi savo cukrų pasitikrinti ir pastebėti. Na ir taip galbūt aš čia liūdnokai pradėjau, tačiau nėra viskas taip blogai. Visada galima su visomis problemomis ieškoti sprendimų. Ir faktas, kad šiuolaikinis mūsų tas gyvenimo tempas reikalauja tų sprendimų ir reikia jų pažangių, nes iššūkių gyvenime yra daugybė. Tai, kaip ir jau minėjau galbūt pradžioje, vienas iš tokių pagrindinių, mes labai nebeturime normalaus, natūralaus, sveiko maisto.
kad tai būtų patikimi šaltiniai. Netgi jeigu turime galimybę ir patys užsiauginti kažkokius vaisius ar daržovės ar uogas, sakykime, taip, tai yra kita problema, kad yra nualinti dirvožemiai ir ten jau yra labai mažai mitybinių medžiagų, žodžiu, aibė, ekologija, visa kita. Tai vat ir tas nuolatinis reklamavimas to greito, nesveiko maisto, gėrimų visų, ar ne, visų limonadų, visų gazuotų, visų burbuliukų ir taip toliau, jisai vėlgi daro įtaką, žiūrėkit, kaip yra sunku tada vaikus kažkaip tai įtikinti, kad tai yra nesveika, jeigu tai yra nuolat reklamuojama. Žodžiu, čia yra aibė tokių tų problemų, mums trūksta laiko, mes labai mažai jau gaminame namuose. Na, nesakau, kad visi, aš manau, kad tie, kurie dažniausiai pirmadienį susirenka pasiklausyti mūsų webinarų, tai yra tie, kurie jau stengiasi gyventi tą kiek įmanoma sveikesnį gyvenimo būdą. Tai vat, tačiau aplinkoje jūs tikrai matote savo, visi mes matome savo aplinkoje tokių dalykų, kad to maisto gaminimo tikrai būna vis mažiau ir mažiau, nes, atrodo, nėra laiko ir labai yra patogu. Nuėjai parduotuvėje, kažką, tai jau gatavo, salotų ar dar kažko, ar netgi kepsnių, viskągi dabar galima nusipirkti, taip. Ir jau nekalbant apie tai, kad stresas ir streso lygis yra irgi iš esmės labai didžiulis, anksčiau žmonės nepatirdavo taip visuotinai tokio streso. Ir aš apie tai taip pat pakankamai dažnai kalbu ir sakau, žinot, netgi paskutiniai tyrimai rodo, kad net vaikai jaučia įtampą ir nerimą, kur anksčiau, tai būdavo labai retas dalykas, kad, ta prasme, kad galėtų įvardinti net vaikai. Dabar vaikai net sugeba tai įvardinti ir kad tai yra tikrai stresas ir įtampa atrodo, o ko vaikamgi jau ten liktai viskas mums, kaip atrodo, vaikystė nerūpestinga ir viskas turėtų būti gerai. Taigi visi šitie veiksniai, visi šitie faktoriai, jie daro savo, įtakoja ir tačiau išeitis iš to yra, nėra viskas taip blogai, kaip sakyti, ne veltui mes ir sakom, kad mes ieškom sprendimų ir tai šita geroji naujiena ir yra mūsų tas naujausias produktas, kuriuo aš dar kartelį pakartosiu, nes ne visi buvo gal prisijungę nuo pat pradžių. Tiesiog aš jį, sakau, vadinu revoliuciniu šitą produktą, tai Carbloką, kad būtent Jens kompanija ir sukūrė šį unikalų iš tradicinių kinų augalinių priemonių yra tas derinys ir tai yra labai efektyvaus biologinio įsisavinimo formulė, jinai yra tikrai ypatinga. Būtent ta formulė, jinai sujungia tas senasias sveikatingumo filosofijos žinias ir pačias pažangiausias, pačias inovatyviausias technologijas, ko nelabai dažnai, aš manau, mes rinkoje galima surasti. Jį labai patogu lengva vartoti ir tuoj mes apie jį pakalbėsim išsamiau. Taip, atsiprašau, tuoj aš gurkšnelį padrėkinsiu savo balso stygas. Taigi, Jens Carblok, kaip ir matote, man pačiai įdomu, kodėl yra toks pavadinimas, nes, tie, kas nors kažkiek supranta anglų kalbą, aš jos tikrai labai gerai nežinau, bet tai būtų tarsi riebalų užrakinimas, jeigu tai pažodžiui tas vertimas. Ir čia įeina daugiausia tai yra grybų toksai derinys, tokių grybų kaip kordycepsas, reišė, čaka bei maitakė. Ir be to jisai dar yra tas papildas papildytas chromu, tiksliau mielėmis praturtintomis chromu ir baltojo šilkmedžio lapų ekstraktas įeina. Taigi, ką jisai gali spręsti, ką jisai gali padėti mums reguliuoti ir jisai gali mums padėti būtent palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Tai yra apie ką ir kalbu visą vakarą, pagrindinė ta problema, ar ne? Ir jis gali paskatinti tą gliukozės apykaitą ląstelėse pačiose, taip, malšinti alkį, nes tie, kas žmonės
turi didelį antsvorį, paprastai, na, dažnai, aš sakysim, pati tikrai turiu taip pat su antsvoriu problemų, bet pas mane nėra tokios problemos, kad, na, aš sakysim, labai dažnai norėčiau valgyti. Bet tikrai aš matau daug žmonių, kurie, na, tokį jaučia nuolatinį tarsi alkį ir vis nori valgyti ir valgyti. Ir labai dažnai alkani būna. Tai va, tai jie gali padėti malšinti alkį, padeda valdyti energijos sąnaudas ir tokio aprūpinimo organizmui duoti energiją. Na ir faktas, aišku, tai kas yra be galo mums svarbu, kad gali padėti palaikyti kraujagyslių mūsų sveikatą, kad elastingos būtų mūsų kraujagyslios, sveika kraujotaka, kad būtų. Ir faktas, kad vėlgi vienas iš tokių svarbių labai dalykų, kad gali padėti užtikrinti antioksidacinę apsaugą. Mes žinom, kas yra antioksidantai, nelabai senai tikrai išsamei apie tai kalbėjom ir ne viename webinare. Tai aš jau dabar nesustosiu, nes tikrai dar laikas greitai bėgo, norisi jums dar daug ką pasakyti ir papasakoti apie šį produktą. Na ir dabar pasižiūrėkim. 1, 2, 3, 4 grybai. Taip, dar kartelį pakartosiu. Kordycepsas, reiši grybas, čiaga, maitakė. Ir jeigu mes tai pasižiūrėtumėm, tai ko juose daugiausia tose grybuose pagal sudėtį, aišku, yra ir kitų medžiagų, bet išskirtinė tokia, kaip sakyti, jungianti visus jungiantis toksai dalykas, tai yra polisacharidai. Kas tie polisacharidai yra ir kam jie yra reikalingi? Polisacharidai yra ypatingi būtent tom, kad jie gali veiksmingai ištaisyti ir apsaugoti mūsų ląsteles, padidintami insulino sekreciją. Apie tą rakčiuką pamenat, kur aš rodžiau tą skaidrę jums prieš tai, kaip sakyt, kad tas atrakinimas įvyktų, taip, kad jautrumas padidėtų. Ir tuo pačiu, aišku, slopinti tą gliukoneogenezę, tai kas sukelia tą cukrinį diabetą ir gali fantastiškai sumažinti gliukozės kiekį kraujyje. Tai vat būtent čia tokia viena iš pagrindinių polisacharidų funkcijų yra daug, čia yra viena iš jų. Aš tiesiog paminiu tai, kas yra mums aktualu šio vakaro temoje. Tai va, toliau dar kas yra labai svarbu, kad polisacharidai taip pat gali sumažinti kraujo cholesterolio, trigliceridų ir lipidų kiekį kraujyje. Taip, tai jeigu mes turim padidėjusi cholesterolį, vėlgi, jeigu mūsų kraujas yra tirštas, tai tuo pačiu galime padėti spręsti ir šitą problemą. Ir faktas savaime, juk ko pasekoje mes tokiu būdu mes sumažinsim širdies, kraujagyslių ligas. Tai yra labai labai svarbus dalykas. Na ir apie kiekvieną dar šiek tiek po porą žodžių atskirai vis dėlto norisi pasakyti. Nors, kaip ir sakau, pagrindinis dalykas visų šitų komponentų tai yra polisacharidai. Tai va šitą dalyką atsiminkim. Beje, aš ieškodama informacijos dar papildomos apie šitos grybus, tai radau, užtikau tokį įdomų faktą, kad būtent šitie 4 grybai, kordycepsas, reiši, čiaga ir maitakė grybai, jie įeina, jeigu mes tai pasižiūrėtumėm rytų mediciną, būtent rytų mediciną, tai įeina į šešetuką vadinamų tokių, labiausiai gydomųjų savybių turinčių grybų, tokių veiksmingiausių. Tai va. Ir aš manau, kad ne veltui tikrai kompanija yra sudėjusi būtent šituos grybus ir parinkusi tą tokią formulę. Aš sakau, aš kaip pamačiau, pasižiūrėjau, tiesiog širdis dainuoja ir džiaugiasi. Ir manau, kad rezultatai tikrai kalbės patys už save. Faktas, dar mes turime mažai laiko, bet apie rezultatus dar šiek tiek po to. Taigi, karaliauja čia pas mus dabar kordycepsas. Jo yra daugiausiai, jeigu žiūrėtumėm sudėtį, reiškia kapsulėje, ar ne? Tai va, kordycepsą mes jau tikrai visi puikiai gerai pažįstame, mes jį žinome ir mes jį vartojame. Ir žinot, net jeigu paėmus kapsulę, taip, aš čia turiu tą, net buteliuką turiu pasidėjus ir džiaugiuosi. Ir atsidarius, jeigu kažkas turite ar dar esate neatsidarę, ar, sakykime, gal turite, bet dar nepradėjote, nepabandėte, tai net atidarę buteliuką, jeigu,
įkvėpsite, kaip sakyt, pajausite kvapą, tai iš karto pajausite kordycepso kvapą. Mes žinom, kad mūsų kordycepsas, ar ne, jisai turi tokį specifinį savo kvapą. Vieniem patinka, kitiem nepatinka, čia jau, kaip sakyt, skonio reikalas. Man tai jisai toks labai įdomus yra tas kvapas, man tokį, kaip sakyt, tokį duonos raugą primena. Na, bet čia jau labai skirtingai. Kam šokoladą, o kam nepatinka čia. Va, bet ne tame esmė. Esmė yra tame veiksmingume, nes kordycepsas mes tikrai žinom, kad jisai padeda apsaugoti širdies ir kraujagyslių sistemą. Antioksidacinė apsauga yra kordycepso. Jis kaip imunoreguliatorius kordycepsas veikia. Na, bet faktas, kad į šitą sudėtį matytis labiausiai yra reiškia, įdėtas dėl polisacharidų, kuriuos aš jau jums minėjau. Tai, kad dirbtų tą darbą, kuris yra reikalingas žmonėm, kurie turi diabetą, kurie turi padidintą cukraus kiekį. Tai va, taigi, visų pirma, mūsų jau tas toks, galbūt mums labiausiai žinomas, ar ne, mes labiausiai susidūrę esame su kordycepsu. Taip, toliau antras grybas tai yra reiši, arba dar kiti vadina lindži grybų, nes jeigu kartais, na, būna, kad kartais žmonės klausia, ar jūs turit lindži grybų. Tai va, tai reiši ir lindži yra tas pats grybas, jeigu, arba kitaip dar jis tokia turi, kaip sakyti, kaip noriu pasakyti lietuviškai, žinot, vis rusicizmas sukasi ant liežuvio galo klička, tokia pravardę nemirtingumo grybų, bet čia gerai, aišku, prasme. Ir kol tradiciniai kinų gydytojai jo nepradėjo auginti, šitas grybas buvo toksai brangus, kad, na, jį galėjo įsigyti tikrai retas, tik tai labai kilmingi, labai turtingi žmonės. Beje, su kordycepsu lygiai ta pati istorija. Aš esu pasakojus išsamei apie kordycepsą ar ne webinarą, tai visą tą istoriją tikrai irgi žinau, tai irgi vadinamas buvo imperatoriškuoju, ne veltui, būtent dėl to, kad kažkurį tai laiką senoviai buvo leidžiama tik tai imperatoriai ir imperatoriškai šeimai jį, na, rinkti ir valgyti, naudoti maistui. Tai va, taigi, kuom ypatingas tas lindži arba reiši grybas, jisai padeda palaikyti insulino kiekį kraujo plazmoje ir mažinti tą atsparumą insulinui, tai yra, kad insulinas būtų aktyvesnis. Tokiu būdu, aišku, tai gali padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje ir, kas dar labai svarbu, vat, kokia to grybo yra išskirtinumo savybė, kad jisai gali padidinti taip vadinamo to gerojo cholesterolio kiekį. Mes žinom, kad cholesterolis yra blogasis ir yra gerasis. Tai vat, jis to gerojo cholesterolio kiekį, jisai padidina tokiu būdu, jisai, aišku, sumažina blogojo cholesterolio kiekį. Na ir faktas, ko pasekoje, pagerėja širdies ir kraujagyslių sistemos veikla, sumažėja širdies plakimas, ritmas, kraujospūdis yra mažinamas tokiu būdu. Ir dar viena tokia savybė, kas yra labai svarbu, žmonės, kurie patiria migreną, kurie kankinasi dažnai nuo migrenos skausmų, tai vat būtent šitas grybas gali padėti sumažinti migreną ir pagerinti bendrą miego trukmę. Vat tiem žmonėm, kurie prastai miega, kurie naktimis vartosi ar prabudinėja. Tai va, tai žodžiu, irgi reikėtų atkreipti dėmesį, atsiminti, kad galbūt šitą produktą galbūt vien dėl to yra verta pabandyti, ar ne, galbūt aš neturiu ten, sakykime, padidėjusio cukraus, bet va, yra tokios problemos, tai va, irgi būtų verta pabandyti. Taip, trečiasis grybas tai yra čiaga, arba lietuviškais yra dar vadinamas įžulnusis skilenis, tai va, ir jisai mažina to vadinamojo blogojo cholesterolio kiekį, mažina tą lipoproteinų tankį mūsų kraujyje ir tokiu būdu, ir tuo pačiu, aišku, irgi mažina cukraus kiekį kraujyje. Ir dar viena labai irgi svarbi savybė, kad mažina oksidacinį stresą. Mes žinom, kad oksidacinis stresas tai labai pažeidžia mūsų ląsteles, iš ten gali vystytis ir onkologija, taip toliau, tai va, irgi šitie labai yra svarbus dalykai, jos verta atsiminti. Va, taigi, atsiminkim ir čiagą, ar ne? Kaip tos, matom, savybės jos viena per kitą lyg tai persipina, lyg tai atkartoja, bet aš manau, kad tai yra tas sudėjimas toks, sudėtis tokia ne veltui, kad jau
na, užtikrintai tikrai veiktų. Nežinot, kiekvieno organizmas yra skirtingas ir faktas, aš manau, kad ir šitas produktas nebus taip, kad visus vienodai veiks. Mes esame skirtingi organizmai, skirtingi žmonės, skirtingas problemas turim ir netgi tas pačias problemas turint skirtingai reaguojame į vairius produktus. Tai va, tai aš manau, ta sintezė visų šitų produktų, jinai tikrai atrakins, kaip sakyt, ras raktą į kiekvieną problematiką. Na ir ketvirtasis grybas tai yra maitakė grybas arba kuokštinė grifolė, vėlgi lietuviškai, jeigu tai pažiūrėtumėm, irgi vadinama grybų karaliumi. Ir čia yra labai vėlgi didžiulis kiekis, yra įspūdingas kiekis polisacharidų, be to alfa ir beta gliukanų, kas vėlgi labai įtakoja cukraus kiekį kraujyje ir insulino gamybai, insulino išsiskyrimui, tai va, ir kitų biologiškai aktyvių junginių, žodžiu, nes labai turi irgi tokios įvairios naudos mūsų medžiagų apykaitai. Ir kas dar yra labai svarbu, nes aš jau minėjau, ar ne, kad nutukimas tai yra viena iš tų tokių problemų, kurios pasekoje išsivysto diabetas, išsivysto cukraligė. Tai va, taigi žmonėm linkusiems, pavyzdžiui, į antsvorį, tai gali padėti, būtent va, šitas grybas padėti palaikyti efektyvią medžiagų apykaitą ir normalų kūno svorį. Va, taigi, kaip aš ir sakau, visada kinų medicina mus ko mokina, labiausiai ko mumis mokina tie rytai ir ypatingai mūsų mylima kompanija Tiens. Profilaktikos, taip nereikia laukti, kol jau tai atsitiks, nes dėja mes dažniausiai esam, na taip, tokia tauta, tokie žmonės, nežinau, mes taip įpratę, kad mes griebėmės kažko, kai jau būna, na, labai pažengę arba jau kažkas labai smarkiai nutiko tada. Bet kol yra kažkokie nedideli signalai, kol yra, arba kai mes žinom, kad gali būti polinkis, gali būti va, tas paveldimumas, tai labai mažai kas susirūpinam ir iš anksto ar profilaktiką užsiima. Ar ne taip? Ar pritarėt man? Jeigu pritarėt, tai ten kokius pliusiukus ar ką nors uždėkite, nes, na, žodžiu, tikrai nenoriu, kad jungtumėtės mikrofonus, nes man bus sudėtinga kalbėti tokiu būdu, bet tai va. O, ačiū už širdutes, kas padėjote. Tai va, tai manau, kad tikrai pritarėte mano tai minčiai. Na ir be grybų yra dar du komponentai. Vienas jų, atsiprašau, tai yra baltojo šilkmedžio ekstraktas. Būtent čia yra lapų ekstraktas, nes šilkmedis jisai turi tokias, matot, va čia paveikslėlė, tokias baltos uogos, šiek tiek kaip gervuogės primintų, ar avietės baltas primintų pagal savo vaizdą. Va, ir žinot, šilkmedžių iš tikrųjų aš jau labai senai esu domėjusis šituo augalu, mes su vyru abu labai senai esam susidomėję ir mano vyras yra, kaip sakyt, toks sodininkas, mėgsta sodinti, turėti savo kažkokių vaismedžių ar vaiskrūmių ir vat, šilkmedžių mes senai esam susidomėję, bet vis kažkaip nesiryžtam, nes jis būna pakankamai didžiulis, užauga. O dėl ko? Todėl, kad šilkmedis jau iš seno yra žinomas kaip labai daug problemų sprendžiantis augalas, tiek uogos pačios, bet ypatingai ir lapai. Ir šilkmedžio, reiškia, lapuose esantis tam tikras junginys, jisai slopina, reiškia, angliavandenių skaidantį fermentą, tokiu būdu jisai sulėtina cukraus išsiskyrimą žarnyne. O tai reiškia, kad jisai lėčiau yra absorbuojamas į kraują, lėčiau patenka į kraują, mažiau patenka į kraują ir tiesiog, ta prasme, pakliūva į žarnyną ir pasišalina ir yra išvedamas. Ir jisai šilkmedis jisai yra rekomenduojamas ne tik prie diabeto, taip pat prie antsvorio problemų. Ir labai labai iš seno yra rekomenduojama šilkmedžio lapų arbata ir netgi, aš kiek esu skaičius literatūros, tai netgi rekomenduojama, pavyzdžiui, sudžiovinti lapus, sumalti ir net kaip neprieskonis, gal ten tokios didelio skonio nepriduoda, bet tiesiog į maistą įdėti, į salotas ar kažkokį tai ruošiant maistą, žodžiu, kad įbarstyti, kad turėti tą poveikį.
Tai vat įsivaizduojat, kaip čia kompanija gerai sugalvojo, įdėdama tokį ingredientą, aš tai be galo tikrai apsidžiaugiau pamačiusi sudėti būtent šitą ekstraktą, nes, kaip ir sakiau, jisai tą cukrų apykaitą gali sulėtinti, dar kartelį pabrėšiu, ar ne, ir kad vat, pasišalina jau kaip atliekos. Ir dar kitas dalykas, kad padeda sumažinti su cukrumi susijusi tą svorio augimą. Va, tai vėlgi yra labai svarbu. Dažniausiai jisai yra rekomenduojamas vartoti prieš valgį, tam, kad slopinti apetitą. Na, čia jau tiem, kas turi su apetitu, ta prasme, turi didelį apetitą, ar ne? Vėlgi, ką ir grybai, ką ir mūsų išvardinti grybai, tai ir šilkmedis turi tas savybės, kad padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje, tai vėlgi yra labai svarbu. Na ir dar tokia svarbi savybė, čia jau yra antsvorį turintiem, ir ne tik turintiem, ir nenorintiem jo turėti, nes su laiku einant metams medžiagų apykaita lėtėja ir tikrai labai netgi lieknų žmonių pradeda skūstis, kad sako, nu, vat vis tiek pradėjo kažkokie ten jau riebaliukai, reiškia, kauptis, ar ne, tai šilkmedžio tas ekstraktas, jisai kovoja būtent su riebalinių audinių kaupimusi. Tai vat, nes jisai sumažina taip vadinamų tokių genų, kurie sukelia lipidų kaupimąsi skaičių. Va, tai yra labai labai tokia svarbi jo savybė. Ir dar kartelį pasikartosiu, aš be galo apsidžiaugiau pamačiusi į sudėtį įeinantį šitą ekstraktą. Na ir paskutinis ingredientas, tai yra chromų papildytos mielės. Na, chromą mes irgi jau žinom, aš labai apsidžiaugiau, kai chromų papildytos mielės atsirado mūsų produkte Ikane, nes mes žinom, kad chromas jis taip pat padeda palaikyti normalų gliukozės kiekį kraujyje. Ir chromas jisai taip pat padeda sumažinti alkį ir norą valgyti saldžiai, bet ypatingai saldžią valgį. Aš pati tikrai labai esu, kaip sakau, sladka ieška, ar ne, atsiprašau už nelietuvišką tą išsireiškimą. Va, tikrai saldumynai toks vienas iš pomėgių, atrodo, galėtum kitą kartą nieko nevalgyti, vat saldžiai kokie ten plytelio suvalgai ir viskas jau čia liktai būtų gerai. Aišku, tai nėra gerai. Tai va, toliau pailgina gyvenimo trukmę chromas ir jisai kaip mikroelementas iš ties yra labai reikalingas, nes jeigu pradeda organizme trūkti chromo, jeigu mes jo negauname pakankamai su maistu, vėlgi vystosi labai nemažai problemų. Aš čia dabar, na, jau nebenoriu sugrįžti prie tų tokių probleminių dalykų, bet iš ties ten tikrai labai labai rimtų yra dalykų. Tai va, toliau geriau pakalbėkime apie teigiamus, ką jisai daro teigiamą. Tai va, irgi, kaip ir anie komponentai sustiprina tą insulino poveikį ir tokiu būdu jisai padeda sureguliuoti tą cukraus kiekį. Ir kas dar yra labai svarbu, kad šiame papilde yra organinis chromo šaltinis. Taip, jisai nėra sintetinis, nėra kažkoks tai dirbtinis, va, o tai yra labai svarbu. Na ką, mėlyje, išvardinau visus komponentus, kaip matot, jie iš ties yra jėginiais, pasakyčiau, tokie, bet dar ką norėčiau paminėti ir kas iš ties yra labai labai svarbu, kuom tas yra produktas toks išskirtinis, nes čia yra užtikrinta tokia kokybė, kad, na, žinot, aš, kaip sakyt, na, niekada nebejoju mūsų kompanijos gaminamų produktų. Aš tikrai žinau, kokius kelia savo pati kompanija standartus ir kokius standartus pasaulinius atitinka ir kiek turi kompanija apdovanojimų, sertifikatų ir viso kito. Tačiau apie šitą papildą dar šiek tiek vis tiek norėčiau paminėti, kad žaliavos yra ypatingai kruopščiai atrenkamos. Sakykime, mūsų tas kordycepsas, jisai yra renkamas iš pirminio augimo, kaip sakyti, žaliava yra išskirtinai iš tam tikros Qinghai provincijos, Jušu rajono, ta prasme, Kinijos tam tikro rajono, aišku, mums tas pavadinimas nieko nesako. Tai va, bet griežta kontrolė yra kiekviename etape ir labai tikrai, o tas yra labai svarbu, nes
Aš šiandieną dar skaitinėjau ir apskritai prieš tai apie polisacharidus, kiek, kai tyrinėjausi ir ieškojau medžiagos, tai neužtenka, žinot, pasirodo, neužtenka vien tik to, kad tai būtų polisacharidai. Tarkim, jeigu tos grybus imti ir auginti, kaip yra tokių augintojų, kurie augina grybus ant grūdų. Tai o jeigu mes pasižiūrėtumėm, pats paprasčiausias krakmolas, jis irgi yra polisacharidas, bet ar jis yra naudingas mūsų organizmui. Todėl yra labai labai svarbu, kokia yra žaliava naudojama ir iš kur yra įmama ta žaliava. Tai sužinai, kad čia tikrai yra natūraliai užauginta, tas yra be galo svarbu ir aš manau, kad mums tokį užtikrintumo jausmą ir patiems pasitenkinimo ir džiaugsmo jausmą tikrai suteikia. Antras dalykas, kas yra vėlgi tikrai svarbu, kad tai yra patentuota atskirimo technologija ir apdorojimas. Tai yra išimamos tokios veikliausios, kaip sakyti, savybės. Ir kaip matote, šita technologija yra netgi užpatentuota. Taip, tai vėlgi suteikia mūsų produktui šitam išskirtinumo. Ir taikomi inovatyvūs fermentacijos proceso metodai. Taigi, sakykime, kaip pavyzdžiui, naudojami sojų pupelių išspaudų miltai, kukurūzų miltai. Reiškia, kad šios žaliavos yra gaunamos iš aplinkai nekenksmingų ir pesticidais neapdorotų šaltinių. Tai tokiu būdu yra ta užtikrinama aukščiausia produktų kokybė ir grynumas. Tas yra tikrai vėlgi labai labai svarbu, nes dažnai mes susidurėm su klausimu, taigi ir vaistinė yra ten ir kordycepso, ar ten dar ko nors. Tai aš labai dažnai sakau, labai įdomu, koksai ten kordycepsas vaistinė, nes dažnai būna, kai žmonės, kurie turi nusipirkę, aš jeigu atsineša su savim, tai sakau, pauostykim. Dažniausiai net kvapo tenai nėra kordycepso, o mes jau šnekėjom šiandien apie tai, ar ne, kad kordycepsas jis išskirtinį savo tokį specifinį turi. Tai ir su visu kitu čia kordycepsą tik tai kaip pavyzdį galima paimti. Na ir paskutinis faktas, kas vėl suteikia šitam produktui didžiulį išskirtinumą, tai kad yra naudojamas liofilizacijos procesas. Ar žinote, kas yra liofilizacija? Aš su šituo kaip sakyti, nereiškinys būdas, ar ne, tai yra tokia džiovinimo, šaldymo, kaip sakyti, šalčiu tokia technologija, ji yra be galo brangi, bet skaitoma, kad daugiausiai išlieka naudingų medžiagų, daugiausiai išlieka vitaminų, mineralų ir viso ko. Žodžiu, didžiausia nauda. Jeigu žiūrėti, lyginti, jeigu būdus ar ne, ar paprastai yra džiovinama, ar konservuojama ir visa kita, aš tikrai šito klausimu irgi jau prieš kiek metų buvau labai taip aktyviai susidomėjusi ir, žinot, buvau susidomėjusi iki tiek, kadangi tie liofilizacijos būdu užšaldyti produktai, jie kainuoja labai nemažus pinigus. Jūs atkreipkite dėmesį parduotuvėje, jeigu kas nors dar nesusidūrė, tiesiog įdomumo dėliai, parduotuvėje atkreipkite dėmesį, kokia yra kilogramo kaina. Kilogramo kaina, žinokit, aš jums galiu pasakyti, yra maždaug nuo 150 iki 250 eurų už kilogramą, nes jie yra labai lengvučiai, aišku, ten pasiėmė, sakykime, kokių šaldytų ten uogų ar vaisių, tai jie tikrai kainuoja nemažus pinigus, tai yra labai sveika, labai skanu, pagardinti košės ar tiesiog, žodžiu, kaip sakyti, kad kai norisi tų uogų ir kai jų nėra, kai ne sezonas, uogų ar lygiai taip pat ir daržovės yra liofilizuojamos ir patys įvairiausi produktai, bet tai yra be galo brangi technologija ir, kaip aš jau ir minėjau, kadangi aš sakau, tuo domėjusi jau senai, man netgi, žinot, vienais metais buvo kilusi tokia mintis, galvoju, reikėtų pasidomėti, ar įmanoma kaip nors įsigyti kažkokį tokį aparatą, kad galėtum pats, liofilizuotis tas, sakykime, kažkokias uogas ar ten vaisius. Ir aš netgi tuo buvau pasidomėjęs, galvoju, kažkaipgi gal yra įmanoma. Tai žinokit, be galo brangi technologija ir aparatūra, kainuoja ten 100 000. Aišku, yra pigesnių, yra keliasdešimt, ten, sakysim, tūkstančių, bet tai yra labai toks ilgas laikas. Žodžiu, aš ten, kai pasiskaičiau visą, ką supratau, kad namų sąlygom tai yra praktiškai neįmanoma ir neverta. Gal jau geriau nusipirkti tiesiog parduotuviai tokių vaisių ar uogų.
Ir tada supranti, kodėl yra ta kaina tokia didelė. Tai yra, ne tiek dėl to išskirtinumo to proceso, bet kad iš tikrųjų ir pati įranga be proto didžiulius pinigus kainuoja. Tai vad, kai aš pamačiau ir perskaičiau, kad mūsų šitie produktai ir šitie grybai ir visos sudėtinės dalys praeina tą liofilizacijos procesą, tai, man buvo wow, aš sakau, jau nuo A iki Z yra iš tikrųjų tokia pažanga su šituo produktu, tai dėl to pamenat, aš pačioj pradžioje pasakiau tokį žodį, kad aš nebijau pasakyti, jog tai yra revoliucinis produktas. Man jisai tikrai yra revoliucinis produktas, nuo A iki Z, sakau, todėl, kad nuo žaliavos surinkimo iki kapsulės, ar ne, jau iki tol, kol mes įsidedam į burną. Tai va, taigi aš manau, kad be galo turime būti dėkingi kompanijai už tą produktą, kad jį jau galime įsigyti. Na ir pasižiūrėkime dar, kam jisai yra rekomenduojamas, nors aš aišku jau, kaip sakyt, ir išvardinau, bet galbūt dar apibendrinant pasižiūrėkim, tai faktas, aišku, kad žmonėm, kuriem yra jau diagnozuotas diabetas arba kurie yra prieš diabetinės būklės, tai yra, kai cukrus tik tai galbūt tik pradeda kilti, ar ne, ir kai yra toks atsparumas tam insulinui, ir tikrai jau labai rekomenduojamas yra šitas produktas. Taipogi, aišku, tinka ir tiem žmonėm, kurie tiesiog rūpinasi savo sveikata, rūpinasi savo suvartojamų kalorijų kiekį ir tiesiog nori palaikyti aktyvų gyvenimo būdą, gerą sveikatą, tai tikrai profilaktiškai aš manau, kad čia, nes supraskite, jis nenumuša cukraus, jeigu jis yra normoje. Tai nėra mechaninis mušimas, ar ne, tai yra normalizavimas. Nes labai dažnai būna, kai, pavyzdžiui, sakykime, kalbant apie kitus produktus, būdavo susiduri ir pasakai, kad ten, tarkim, reguliuoja kažką. Oi, tai pas mane yra norma, ten, sakysim, sakysim, aukštas kraujospūdis. Tai pas mane norma, man nereikia, kad man numuštų. Tai aš ir pabrėžiu, kad normalizavimas ir tiesiog mechaninis kažkoks poveikis mušimas ar ne yra du skirtingi dalykai. Taigi, kam dar? Žmonėms, kurie yra taikomi mitybos apribojimai, kurie turi antsvorio, be abejo, ar ne, kurie nutukimai yra nutukę arba yra linkę greitai priaugti svorio, tai nereikia laukti, kol priaugsime mes to labai didelio svorio, nes tikrai su juo yra pakankamai sunku susitvarkyti po to. Oi, pati pagal save žinau, tai todėl nelaukime ir irgi, aišku, bandykime šitą produktą. Faktas tiem, kurių gyvenimo būdas yra sėslus ir kurie dirba sėdimą darbą, kurie mažai juda tiesiog savo gyvenimo eigoje. Taip yra susiklostę, sakykime, ar ne, kad daug tenka sėdėti, tiesiog toks yra darbas. Ir jeigu tu dirbi ilgai, tai faktas, kad grįžti vėl atrodo nori pailsėti, lyg tai fizinio aktyvumo nebuvo, bet nuovargis tai yra, nes protinis darbas, sakykime, jis irgi sukelia didžiulės įtampas ir duoda didžiulį nuovargį. Tai ir tiem, kas tas įtampas patiria, tai vėlgi šitas yra produktas labai rekomenduojamas. Ir faktas tiem, kurie linkę yra vartoti greitą maistą, kurie linkę daug kartų užkandžiauti arba kurie nereguliariai valgo, nes valgymas retai, sakykime, 1 arba 2 kartus per dieną, tai yra kur kas blogiau negu 3-4 kartai per dieną, patikėkit manim. Tai aš pati mokinuosi dabar valgyti dažniau, nes irgi buvau iš tų žmonių, kurie, maksimum 2 kartus dienoje pavalgo, o kitą kartą būdavo irgi ir 1. Ir aišku, tai nėra sveika, tai nėra gerai. Todėl tikrai galima ir šitą produktą rekomenduoti. Ir kaip jau aš minėjau ir pasakojau ir savo istoriją, ar ne, ir pažįstamų, kaip sakau, kurie tikrai patvirtino, jeigu jūs esate jau su išoperuota tulžies pūsle ir tai yra praėję 2 metai, o gal net ir nereikėtų laukti, ar ne, kad tie praeitų metai ir 2, kad tas cukrus pradėtų kilti. Tai vėlgi tokiem žmonėm tikrai rekomenduoju šitą produktą. Primenu, kad tiem, kurie kenčia nuo migrenos, vėlgi pabandykite, išbandykite, gal jūs atrasite raktą į savo problemų sprendimą. Taigi, praktiškai vos ne visiems, aišku, jį galima rekomenduoti. Tiesiog tiem,
kaip aš sakau, profilaktika visada yra pigesnė negu gydymas. Taip, kaip dabar jį reikėtų vartoti, gamintojas rekomenduoja tiesiog 2 kapsulės per dieną valgio metu. Va, ir čia dabar aš norėčiau porą žodžių pasakyti apie tuos rezultatus, nes matot, ar ne, efektyvaus poveikio laikas. Po maždaug savaitės, po 2 mes galim ką jausti, gali padidėti energijos lygis, mažiau nuovargio jaustis, rečiau jaučiamas alkis ir galvos svaigimas. Po mėnesio ir 3 jau pavartojus šitą produktą gali sumažėti tokie simptomai kaip padidėjęs troškulys, na, tai kas sergantis yra diabetu ir turi tą troškulį, alkis, šlapinimosi dažnumas, nes diabetikai vienas iš simptomų yra tikrai dažnas šlapinimasis. Ir jau gali pagerėti cukraus kiekis kraujyje. Na, o pavartojus nuo 3 iki 6 mėnesių gali sulėtėti jau ir cukrinio diabeto progresavimas. Gali normalizuotis cukraus kiekis kraujyje ir tokiose jau normos ribose gali būti jau yra palaikomas. Tai va, ir faktas irgi, kad energijos kiekis jaučiamas yra pakankamas, nuovargis sumažėja. Netgi lytinis potraukis gali pagerėti, tai va, sumažėti erekcijos sutrikimai, nes diabetu sergantis žmonės tikrai, ypatingai vyrai, patiria šitas problemas. Taigi nenorėkime to, aš ką noriu pasakyti, kad nenorėkime to rezultato per 1-2 dienas, nes mes labai jau esam taip linkę, mesgi norim čia dabar ir iš karto. Ligas susirenkam per visą gyvenimą, o pasveikti norim per keletą dienų. Tai va, tai aš norėčiau pabrėžti, kad tai nėra vaistas, tai nėra vaistas ta prasme, kad mes, jeigu jūs dabar geriat, sakysim, kažkokį ten jau tivuliną arba insuliną jau vartojate, sergate diabetu, tai nereiškia, kad turite nutrenkti vaistus į šalį ir dabar jau viskas, aš čia pradėsiu tik su šito produktu save sveikatinti, taip negalima daryti. Tai yra, kaip ir dar kartelį pabrėžiu, tai yra labiau į profilaktiką orientuotas tam, kad tai neatsitiktų. Nors, žinot, aš šiandieną taip supykau ant savęs iš ryto, nes aš šitą produktą, kaip ir sakiau, ar ne, užsisakiau iš karto po konferencijos ir pradėjau vartoti, bet žinot, tas šventinis laikotarpis, ten kalėdos, visa kita, vis tiek atsipalaiduoji, tai aišku, žinoma, buvo ir skanumų suvalgyta, tai žiūrėk, kažkada gal ir užsimiršti išgerti, nes suvažiavę vaikai, draugai, nu, žodžiu, tas toksai laikas galbūt pradėjimo buvo neypatingai ir jau praėjus visam švenčių šurmuliui galvoju, nu, dabar jau tikrai va, viską taip tvarkingai darysiu ir tikrai jį nepraleisdama gėriau ir tiesiog norėjau šiandien pati pasimatuoti savo cukrų ir pasižiūrėti, kaip, ar jau kažkoks ten, ar jau kažkokio čia to rezultato galima laukti. Nu, ir žinokit, pavalgiau pusryčius, užsimiršusi, kad reikėjo prieš tai cukrų pamatuoti, o jūs žinote turbūt, kad cukrus yra matuojamas iš ryto nevalgius. Tai va, tai negaliu pasakyti savo rezultatų, bet paskambinau keletam savo vartotojų, kurie šitą produktą irgi įsigijo ir paklausiau, sakau, kaip, ar pas jūs jau yra rezultatų, na, kadangi girdit ar ne, kad esu prikimus ir aš tikrai labai tausojau balsą. Tai šiandien vienintelis skambutis, kurį leidau savo padaryti telefonu, na, tam, kad balso neprarasčiau iki vakaro. Tai aš ten nesiaiškinau tų aplinkybių, bet žinokit, fantastiški atsiliepimai. Keletui žmonių sakė, labai staigiai buvo su cukrum rezultatai, kad krito cukrus, sumažėjo cukrus ryškia kiekis. Sakau, nepasakysiu dabar skaičių, nes neišsiaiškinau tų niuansų, bet aš manau, kad mes apie šitą produktą dar kalbėsime ne kartą, tai yra tikrai tokia naujiena ir aš manau, kad apie jį reikia kalbėti ir tiesiog tikrai šviesti žmonėm, nu, kaip sakyti, rodyti žmonėm, duoti galimybę įsigyti. Ir aš manau, kad mes dar tą webinarą darysime ne kartą tokį ir aš, na, sakyt, praeis kiek laiko ir tada, aišku, jau bus konkretesnių rezultatų, galėsiu susirašyti tada, koks buvo ten cukrus kaip ir ką. Tai va, bet, sakau, tikrai buvo, kolegė paminėjo, kad sakė, buvo keletas tokių, kad tikrai, sako, labai greitai cukraus kiekis pamažėjo. Toliau, ką aš pati, sakykim, ką ant savęs jaučiu, tai tikrai jaučiu energijos tą tokį amplūdį, tikrai daug daugiau energijos, va tą, ką aš tikrai labai pajutau.
Va, ir žinot, dar viena tokia savybė iš aplinkos, jau iš tų, kas mano vat, vartotojų gėrė šitą produktą, ne iš visų, bet, na, iš kokių 4-5 gal žmonių. Žinot, toks labai įdomus pastebėjimas, va čia liktai mes niekur neradom ir aš neradau aprašymuose, bet sako, labai pasitvarkė žarnynas. Ir ypatingai, žinot, va tas šventinis laikotarpis, kai daugiau to maisto, kai įvairesnio to maisto, kai visokie ten persivalgymai. Sako, labai sklandus tuštinimasis ir va, jeigu kažkokios buvo problemos su žarnynu, tai sako, ką pirmą pajuto, tai va, labai, kad sako, pagerėjo žarnyno veikla. Nu tai va, matot, kaip sakau, šalutinis poveikis, geras šalutinis poveikis, juokauju, aišku, ne šalutinis poveikis, o tikrai tokia vat gera žinia. Ir galvos skausmai pas keletą moterų, sako, tikrai, sako, būdavo galvos skausmai, tai vat praėjo, tai nežinau, ar ten tie galvos skausmai buvo migreniniai ir vat čia yra jau tas, kaip sakyti, rezultatas su to migrenom. Tai va, taigi, aš manau, kad dar reikia mums laiko, nes matot, va, nuo 3 iki 6 mėnesių jau tada, jeigu pavartojus, tai galima kalbėti apie kažkokius konkretesnius rezultatus, tai aš manau, kad produktas atsirado gruodį, tai va kokį gegužę, birželį tikrai reikės pakartoti webinarą apie šitą nuostabų produktą ir tam laikui aš jau manau, kad tikrai mes turėsime jau daugiau ir konkretesnių rezultatų, aš juos tikrai suregistruosiu ir jums pateiksiu. Na ir dar pati puikiausia žinia, kad šį mėnesį iki sausio 28 dienos, kol mūsų yra ataskaitinis mėnuo, šiam nuostabiam produktui taikoma 10% nuolaida. Taigi suskubkite, mėlyje, užsisakykite. Aš tikrai nemanau, kad kompanija lepins mumis tokiamis nuolaidomis, tokiam fantastiniam produktui ilgą laiką, arba dažnai būna, nu tai gal kitą mėnesį, gal bus didesnė ta nuolaida. Duok Dieve, aišku, galim linkėti, bet nemanau, manau, kad reikia kuo greičiau tiesiog šiupti jį ir išsibandyti, nes, kaip matot, problemų tikrai gali padėti daug jisai sureguliuoti. Tai va, taigi tikrai linkiu kiekvienam, na, o neregistruotėm, jeigu kas mūsų dar klausosi ir yra neregistruoti kol kas mūsų kompanija, tai nuoširdžiai rekomenduoju užsiregistruoti ir kad galėtumėte taupyti prekybinį antkainį, nes tikrai sutaupimas 25% antkainių yra nemažai ir dar, kaip matote, registruodamės, jūs taip pat jau galėsite pasinaudoti tą 10% nuolaidą. Taigi, iš ties puikia žinia, gera žinia. Na ir aš linkiu visiems pabandyti šitą produktą ir, aišku, po to pasidalinti su mumis rezultatais. Taigi, aš šį vakarą baigiu, nebent kas nors turite kažkokių tai klausimų. Čia apie lofilizaciją žmonės rašo, taip, aš tiesiog čia nesigilinu, neaiškinu viso proceso, ašgi suprantu, dėl ko ir ten ta kaina tokia didelė, nes tikrai ta lofilizacija, kaip ir sakau, aš ten labai tokia jau buvau pasidomėjusi. Tai va, čia laisvų nerašo apie šilkmedžio ir arbatą ir visą ką, turi spaudimą mažinančią savybių. Tai va, tai ką ir minėjau, tai va tikrai jau daug kas, kokiu laiku geriausia vartoti. Tai kokiu laiku, nėra to laiko galbūt tokio nurodyta. Žinot, aš sakyčiau taip, jeigu mes turim problemų su cukralige, su pakilusiu cukrum, reikėtų žiūrėti, vėlgi atsižvelgiant į rytų medicinos ar ne tas rekomendacijas, tai žiūrėti pagal meridianą eigą, tai kasos veikla kada yra, kada mes kasą turim nuo 11 iki 1, ar nuo 9 iki 11, kada ten pas mus kasos meridianas užkrito man. Žodžiu, pasižiūrėkit, kada kasos meridianas yra ir kasos meridiano laiku, bet vėlgi gamintojas rekomenduoja valgio metu, tai jeigu to laiku nevalgo, tai aš nežinau, tada geriau ar per pusryčius, ar per pietus. Aš manau, kad čia galbūt neturi tiek įtakos tas laikas, kiek svarbu, kad mes jį tiesiog tikrai panaudotume. Tai dar pasižiūrėsiu, ar kiekvieno valgio metu 2 kapsulės. Ne, 2 kapsulės per dieną. Rekomenduojama 1 kartą 2 kapsulės per dieną. Tai va, puiku, įsivaizduokit, ten yra 60 kapsulių, reiškia buteliukas mėnesiui. Tai va. Daugiau klausimų aš nematau, Dalia, gal jūs matote tiesioginę transliaciją, ar yra kažkokių tai klausimų?
Ne, nebuvo klausimų. Jeigu kažkam kažkokių klausimų kils, jūs galite po įrašų ten likusių visada parašyti. Aš visada tikrai peržiūriu, atsakau į klausimus, tai va parašykite. Na, o aš šį vakarą tada dėkoju visiems už dėmesį. Manau, kad nelikot nusivylę šio vakaro webinaru. Jeigu, Rita patikslino nuo 9 iki 11. Sakau, kad nuo 9 iki 11 kasos laikas. Ačiū, Rita, kad nereiks kitiem ieškoti. Tai vat galbūt geriausia tokiu laiku yra išgerti. Tai vat, na ir ką, iki kitų webinarų ir dar duodu žodį Daliai. Taip, aš labai trumpai, jau turbūt irgi matėte, kad kitą savaitę pristatysim dar mūsų vieną naują produktą, kuris kol kas keliauja, bet kas ten žino, gal atkeliaus jau, o jeigu ir ne, tai vis tiek jau būsit pasiruošę ir žinosit apie jį ir dar nekantriau lauksite. Tai mūsų omega-3 ir omega-11. Ir būtent išskirtinumas omega-11, nes rinkoje tikrai nedaug tokių produktų. Ir štai mūsų irgi specialistė, praktikė Teresė Kabošienė būtent pristatys šitą produktą ir kur jis gaminamas, kaip gaminamas, kokios technologijos ir aišku, kokia išskirtinė omega-3 ir omega-11 nauda. Tai tikrai labai kviečiu susitikti po savaitės. O Daliai dėkojame, išties buvo įdomu, įrašas bus ir į sveikatą visiems linkiu išbandyti šitą naujieną. Viso, iki kitų kartų. Ačiū, iki kitų kartų. Viso, ačiū.